Dabar aš jums bandysiu parodyti, kaip pasiruošti šiaudą mūsų margučių dekoravimui šiaudais. Aš šiandieną viriau šiaudus, vienus viriau acte, kitus sodoje. Acte, kur viriau, va jie tokie išbalinti gavosi. O sodoje, tokia turbūt geltonesnė auksinė spalva. Taip, ir dabar, kad šiaudą išplonint, pirmiausia, tai mes jį iš vienos pusės perėšim. Jis turi būti šlapias. Neapdžiūvęs šlapias, tai tada jis elastingas ir neluš. O kad ir suskylat, nieko tokio, vis vien klijuosim ant popieriaus. Ir aš nuskutu tą vidurį, kaip sausas šiaudas, tai būna tokie lyg miltai, dabar šlapias, tai košiukai. Šitas šiaudas man truputį suskilo. Nieko baisaus. Gal jau per daug ir apdžiūvau. Jis įsiplonina, įsiskuta tokia košė. Truputį dar šitą perbrauksiu, nestipriai žinoma, tai jis įsilygina. O paskui, kai dėliosim ant popieriaus klijuosim, tai gražiai sudėsim vieną prie kito ir gausis ištisas lapas. Žinoma, reikės spalvas atitaikyti. Galima ir neklijuoti. Galima tiesiog šiaudus karpytis ir be jokio popieriaus klijuoti tiesiai ant lukštų. Ir dabar šitą acte, kuris maudysi. Šiaip šitie šiaudai, tai jie nėra tokie stori, rugių šiaudai, tai labai stori ir ten būna jau daug tos masės vidury, reikia daugiau įskust. Jie stori, kieti, jie labiau tinka šitiem sodų rišimui. O čia tai dabar aš net neatsimenu kviečių. Šiaip tai visokių čia turbūt parinkus buvau. Va, kaip gražiai jis įsilygina. Aš tai su šitą, bet galima, žinoma, ir peiliu. Va, labai gražiai pasidarė. Tai čia dabar tiek tik tai tų paruošiama, o paskui ant popieriaus klijuot parodysiu vėliau. O jei neklijuot ant popieriaus, tiesiog susikarpyti tik tai tokių Galima tiesiai ant kiaušinių, visokių rombukų, kvadratukų, šičia. Čia tiesiai klijuota be popieriaus. O jau jeigu norit piešinį kokį, sudėtingesnį. Čia kai aš vynuogių kekę dariau. Tai žinoma, jau tada geriau susiklijuoti ant popieriaus. Tada gali ir tuos šiaudo raštą išdėliot skirtingom kryptim. Tai gaunasi toks, kaip pasakyti, lyg 3D vaizdas, natūralesnis atrodo piešinys. Va čia tas lapas taip sudėliota skersai. Kaip pasakyti, šiaudo raštas. O jeigu būtų vien iš išilgo, vienu žodžiu, mes dar prie šitų prieisim vėliau. Aš tik tai parodau, ką aš čia buvau darius. Pavasario gėlytės. Tai čia iš tų mažiukų gabaliukų. Tai kol kas tiek. Jeigu turi šiaudų, žinoma, pasiruoškit, mums bus vietoje greičiau, mažiau darbo. Aš kiek turėsiu laiko, aš jums paruošiu. Tai iki rytoj šventė.
Geros dienos.